Mes esam tarptautinė, pilnos Evangelijos veiklių žmonių bendrija. Jo vėliava virš mūsų yra meilė. Jo vėliava virš mūsų. Mano siela ištroškusi Dievo, gyvojo Dievo. Vaikada nukeliausiu į gyvojo Dievo. Vaikada nukeliausiu į Dievo. Kaina išvyksiu. Dievą šlovinam joje, susirinkome mes čia, Europos centro geriausiam pramogų centre. Žinot, net New Yorks Roma, kad su mum ir Lietuva, meiliai maudomės dažnai. Tavo šventąjį vardą aš ištilsiu, kur tik bebūčiau, per amžių, tau dėkosiu per amžių, tavo šventąjį vardą aš ištilsiu. Kas mūsų pergalė? Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalė, Jėzus, mano pergalės gėlė.
сердце, аллилуйя. Esu pats kaunietis. Visą gyvenimą gimęs užaugęs senamiesty Kauno. Gimęs užaugęs senamiesty. Nu ką, pradėsiu, žinot, kiekvienas žmogus turi savo kelią pas Dievą. Tai mano gyvenimas, reiškia, galima taip įvardinti, iš 3 etapų buvo. Pirmas, tai aišku, jaunystė, paskui tas tamsos kelias, kurį aš žengiau ilgą laiką. Ir tas šviesos kelias, kuris mane pasiekė. Buvo tokia įsteigta su narkomanais tokia vadinama programa, metadono programa. Dabar neegzistuoja Kaune. Tai va, pirmas buvo Kauno metadono gydymo programai. Ten vietoj gėrimo pakaitalo, reiškia, naudojamas sintetinis narkotikas vadinamas metadono dujų. Jie tai, reiškia, daneša kaip vaistas, bet čia yra tas pats narkotikas. Nebuvo galvoti, kad vienas narkotikas šito pasaulio, aš nenoriu gyventi, bet aš taip drąsiai sakau iš visos širdies, net neabejodamas, kai tik turi įvykti, aš laukiu to įvykį, prašau, tie pasauliai, nėra gyvenimo prasmės, vilties nėra. Ir vėl nerima. Praeina dar nerima, aišku, sunku. Tokie būgliai, žinot, kaip kokie valtį arba laidakas plaukio, žinot, tokiam bangų siuboji visai, tokia koordinacija sutrikusi, tu visai kas siuboji ir negali tos pusiausvyros pagauti, aišku, ten prakaitoja, nežinau, kaip su bendrauti, prašau, sakau, paimk. Aišku, jis mane atsako, bet jis kažkaip pašnykštavo. Valerijau, taigi tu dar reikalingas šiam pasauliui. Ir aš pradedu mąstyti, aišku, savo to protų, sulošintų protų pradedu mąstyti, galvoju, gal tikrai aš kažkam reikalingas, aišku, prisiminti. Tai buvo per tiek metų. Jis taiga ateina vyrukai, su kurios aš gyvendavo, sieksi barakę, reiškia, mane vadindavo du pažįstami vyrukai. Artūras, o čia jis yra šiai salėje, yra toks Mačislavas, dabar jau nėra su mumis. Ir aš klausau, jie man pasakoja apie Dievą, aišku, aš ten atsistumė, nesąmonė yra, kaip mano tokia realiai, kur aš praėjęs praktiškai per viską, nebijęs ir blogęs, ir man bandė šaudyti, ir visai gaudyti, aš gaudžiau ir šaudžiau, ir galvo nieko, nors prieš tai aš skaitęs, bet aišku, nieko nesuprasdavau, skaitydavau kaip pasaką, o paskiau pradėjau skaityti, ir kažką pradėjau atrasti. Kažkaip taip maloniai tepdavo. O paskui staiga pagavo savo minties, galvoju, kodėl aš blaškausi? Reiškia, jis atvažiuodavo trečiadienis, ketvirtadienis, dabar nenoriu galvoti. Aš einu vaikštą per tą zoną vadinamą, einu, galvoju, antradienis galvoju, žinot, kažko man trūksta, nežinau, tam trūksta kažko, tai siela, aš dar tada nesuvokiau. O paskui pats save minties pagaudavau, galvoju, tik laukiau, galvoju, o kodėl laukiau, jis man nėra toks jau simpatiškas žmogus, nei ką. Žinot, kaip būna antipatija, simpatija žmonėm, galvoju, tik nėra jis toks man simpatiškas žmogus, nėra patrauklus. Dabar aš suprantu, kad čia Dievo žodis mane traukdavo, o tada aš vaikštau ir galvoju, ko mane traukia. Ir laukdavau, kai vaikas, daug ir iš karto, labai daug ir iš karto viską turėti. Mintyse gyvena kitam pasauliu. Tai va, ir taip pat pradėjo keistis. Būdamas kalėjime, ten yra tokia programa, reiškia, наркоманам, анонимам, yra tokia 12 žingsnių, Minnesotos 12 žingsnių программа. Из Латвии, город Рига. И сегодня я присутствую на таком серьезном празднике, 20-летие БМФ Литвы. И здесь тот крендель, который мы сегодня вам привезли, пекла наша сестра. И когда я позавчера ей позвонил и спросил Инесса, ничего не срывается, она говорит, нет, но у меня есть свидетельство. В этот магазин она отправила свою дочь.
и перед входом в магазин Бог ее остановил и развернул назад. Слава Господу Богу! Я не хочу, чтобы он мог засвидетельствовать о том, что Господь в его жизни. Аплодисменты, поддержим его. Hello. My name is Mitya. Sveiki, mano vardas yra Mitya. I'm original from Slovenia. Aš esu iš Slovenijos. This is not Slovakia. Tai ne Slovakija. I come to the Latvia Aš atvykau į Latviją with the two reasons. su dviem priežastimis. First reason was God sent me here. In my life before I come to the Philippines, Prieš porą metų, kai aš atvykau į Filipinus, I was challenged many times God. aš ieškojau Dievo. I was searching for the answers. Aš ieškojau atsakymų. How can I find the answer in this confusion? We drink a lot of alcohol Mes gėrėme daug alkoholio and completely destroy a room in the hotel. ir absoliučiai sunaikiname viešbučio kambarį. We destroy the glasses, everything. Mes išdaužėme langus, viskas apvertėm aukštinkojom And police come. ir atvyko policija. There is come one huge guy. Ir atėjo vienas stambus vyrukas. He called me and he said, you go to prison. Jis pašaukė mane ir pasakė, tu varai į kalėjimą. I say, yeah, sure. Aš sakau, taip. You don't know who I am. Tu nežinai, kas aš toks. And guess what? After 30 minutes or 1 hour, Ir po pusvalandžio ar po valandos I was in the prison. aš buvau kalėjime. A small cave for the monkeys. Pirmam susirinkime, tai buvo taip pat kavinė, restoranė, kur aš klausiau vyrų liudijimus ir kai atėjo laikas paaukot, aš neturėjau nieko. Ir man buvo labai gėda, nes ankstesniam gyvenime aš atsiprašinėjau Dievo, sakau, Dieve, tu man atleisk. Aš neturiu šiandien nei nieko, ką aš galėčiau tau paaukoti.
jis viešpats, meilė tobula, troškimas buvo jo tekėti, gyvybė teik versme sava ir kaip šaltinis nuolat lietis. Ne tik šaltinis, ir šviesa, apšviesti žemę jis norėjo, tačiau sava šviesa džiaugsmu pripildys ir jo savybės bus tavy. Taip Dievas bus per mus išreikštas, jo valią likim, jo mintį, te baigęs mumise tas maištas. Visus, bet Dievas šiandien mus įspėja, kad priešas puola per mintis ir savo valią vykdyt verčia, nekęs, atkeršyt, nužudyt, paskui kartais sukelia vaidus, presuoja mintimis į kampą ir taip tampi jam pavaldus, net pakeli prieš save ranką. Tikrai netik žmogau gailėtis ir pasitrauks baisi tamsa, tas priešo pyktis ir kaltėjimas. Apšvies tave dangaus šviesa, mes indai jo, o jis kūrėjas. Jolantai žemės. Dabar atėjo laikas pagrindiniam šio vakaro liudymui ir svečiui Alan Jones. Jis turėjo savo mobilų telefoną, But the battery was completely dead. bet baterija buvo visiškai nusėdusi. After we prayed for him, Po to, kai mes už jį pasimeldėme, the battery was full. baterija buvo visiškai pilna. Hallelujah. Susirinkime Vokietijoje. And there was a young lady sitting in the meeting. Ir jauna mergina sėdėjo susirinkime. When she was born, Jinai buvo šviesiaplaukė. she was born with her hips displaced. Jinai buvo gimusi. The hips out of place. Jinai, One leg was longer than the other. viena koja jos buvo trumpesnė už kitą. She had a Ir split. kita koja staiga paėmė ir iššoko. And when she looked, Ir kai jinai pasižiūrėjo, both legs were the same length. abi dvi kojos buvo vienodo ilgio. She took the shoe off. Jinai nusėmė And she batą. was running up and down the stairs. Ir jinai pradėjo lakstyti. Ir jis sėdėjo į tą susirinkimą su savo žmona. He was an unbeliever, Jisai buvo netikintis, very skeptical. labai skeptiškas. He- Jisai galėjo nukristi. His boss told me Jo bosas pasakė. he kept falling over at his work. Jisai pastoviai griūdavo darbe. And God gave me a word. Ir Dievas davė man There žodį. was someone with a serious knee problem, Ir tai buvo, kad kažkas turi rimtą kelio problemą. but he was skeptical. Bet jisai buvo skeptiškas. He thought I'd seen crutches, Jis pagalvojo, ai, tai tu pamatai mano ramentus. so he didn't come for prayer. Jisai netėjo maldai. His Melstis. wife, I felt heat like I'd never known before. Aš pajaučiau karštį, kokio niekada nebuvau jautęs. And when I looked, Ir kai aš pažiūrėjau, my knee was completely whole. ir mano koja buvo absoliučiai sveika. I was able to kneel and move my leg. Aš galėjau judinti savo koją. He said some months later, Po kažkiek mėnesių he had some pain in his knee. jisai turėjo skausmą savo He kelią. didn't understand it. Jisai nesuprato. He went to the hospital, Jis nuėjo į ligoninę and when they checked him, ir kai jie jį patikrino they said the pain was because of the scar tissue from the operation. ir pasakė, kad skausmas yra dėl kažko, kas įvyko operacijoje. But the doctor said, Bet daktaras pasakė, you have brand new cartilage in your knee. daktaras pasakė, kad turi absoliučiai naują kremzlę savo kelyje. Hallelujah. Aleliuja. Aš pasakiau tam žmogui, You will not be able to play with your children. tu, You'll not be able to play with your children. tu negalėsi žaisti su savo vaikais. Mes tau įdėsime naują kelią. But God has done a miracle. Bet Dievas padarė stebuklą. That man was running a marathon. Ir tas žmogus bėgioja maratonus. Hallelujah. Aleliuja. I believe with all my heart. Aš tikiu visą. I come from the northwest of England. Aš atvykau iš šiaurės vakarų Anglijos. From being a little boy, I was sent to church every Sunday. Kai buvau mažas berniukas, kiekvieną sekmadienį mane vesdavosi į bažnyčią. And I heard stories about God and heaven. Ir aš girdėjau istorijas apie Dievą ir dangų. And I thought, if the earth is so beautiful, Ir aš galvojau, jeigu žemė tokia graži, heaven must be a wonderful place. dangus turėtų būti nuostabi vieta. But how do I get a place in heaven? Bet kaip aš galiu gauti vietą danguje? And so I had an idea. Ir aš sukūriau tokį